Sporto naujienas sekite 15min.lt. Sunku čia kažką ir pakomentuoti. Manau, šiemet tokių prastų rungtynių mums dar nebuvo. Gaila, kad jos ypatingai tokios svarbios ir tik pagirimai Lokomotyvo komandai, kad jie po tokių vakar varžybų, kuomet po tokio pralaimėjimo sugebėjo taip atsitiesti ir šitaip, pasakyčiau, nušluot mus. O kodėl taip pasakyta kardinaliai tas komandos veidas? Na, čia, žinot, pasikeitė ir mūsų veidas, bet pasakyčiau, kad Lokomotyvas šiandien irgi žaidė visiškai kitaip. Na, ką vakar pataikėm, šiandien prašiau pataikėm. Nežinau, pro to pradėjo iš vis žaisti su mumis kaip žvaigždžių dienoj. Čia net nereikia ieškoti pasiteisinimo, čia tik tai visų atsiprašyti, kas atėjo į salę ir tiek ir bandysim reabilituotis tenais. O ką varžovai tai pakeitė savo taktiką? Žaidė daug agresyviau, visiškai po visą aikštelę negalėjai nei vieną metrą paveikti be kontakto. Taip tikrai tas agresyvumas, toks sakyčiau, gal iš mums iš vėžių. Ir tiek tiesiog, trigubai labiau norėjant laimėti. O buvo taip, kad psichologiškai vos nepatikėt, kad gali tokias antras rungtynės išlės būti? Gal pasąmonė, tai tokie dalykai ir kirba, nors ir atrodo stengiasi nusiteikti, bet gal pasąmonė pas kažką taip ir kirbėjo. Kaip ir sakau, belieka tik visų atsiprašyti ir bandyti reabilituotis tenais. Ar įmanoma užbaigti seriją Rusijoje? Nežinau, šiuolaikiniam krepšiniui viskas įmanoma. Bus be abejo labai sunku, bet savęs tikrai nelaidojame, ginklų bandysim nesudėti ir bandysim kovoti į galą. Kaip reikėtų žaisti, kad laimėtumėt pirmadienį rungtynes? Visiškai kitaip negu šiandien. Manau, turėsim rytoj tą dieną, nors visą dieną keliausim į Krasnodarą, bet manau, vis tiek turėsim laiko paanalizuoti, pasidaryti treniruotę ir pasiruošti visiškai kitaip negu buvom šiandien. Kas atsitiko šiandien, kad visai skirtingos rungtynės buvo negu vakar? Kas atsitiko, pralošėm? Ne, iš tikrųjų sunku buvo tokius geros sužaisti varžybos kaip vakar. O jie išnaudoja savo meistriškumą vienas prieš vieną, jie ką norėjo, tai ir darė vienas prieš vieną pas mus. Mes kiek pražangų mes surinkom, tik tai prasižengėm 7 kartus per visus varžybos. Čia rodo, kad mes buvom nenusiteikę arba pavargę. Gal biškį ir tas nuovargis, todėl kad vakar atidėjom visos jėgos ir šiandien jau nebuvo tokio agresyvumo, tokios energijos. Aišku, reikės dar praanalizuoti tos varžybos ir pažiūrėti ir aš tikiuosi, bus dar parą laiko mums pailsėti. Na, aišku, koks ten poilsis skrydis bus visą dieną rytoj. Bet vis tiek, aš galvoju, trečios varžybos bus visai kitokios ir aišku, labai apgailestauju, kad tokias varžybos parodė mums ir galio akivaizdoje. Čia labai gėda ir... O ką varžovas tiksliau pakeitė savo žaidime, kad vakar 30 taškų pralošė, šiandien beveik 30 laimėjo? Gal, nieko ne, tik tai, kad šiandien aš sakau, mes jeigu norėjom laimėti, mums reikėjo duoti daugiau, negu mes davėm. Čia galima ieškoti visokių priežasčių, bet faktas tas, kad mes neatsidavėm, visai neatidavėm ir aš nenoriu kaltinti ant kažką, ar reikia pradžioj iš savęs žiūrėti ir nuo savęs pradėti. Ir aš pirmą, ką aš kaltinsiu, tai save ir aš šiandien nežinau, kažkaip tai ir nesigavo ir neišėjo man nieko, ne gynyboje, ne puolime. Bet nieko, reikia reabilituotis ir tikiuosi, poryt bus visai kitokios varžybos. Serija dar nėra baigta, tik 1-1. Tai kaip reikėtų žaisti, kad laimėtumėt pirmadienį rungtynes? Reikia kuo daugiau agresyvumo ir jaunimo, gal reikėjo šiandien daugiau duoti jiems žaisti. Reikia žaisti krepšinį ir tą, ką mes mokam, tą, ką mes rodėm daug varžybose Eurolygoje buvo gerų varžybų ir LKL, ir VTB. Reikia svarbiausia susikaupti ir žaisti savo žaidimą.